Šeštadienį Kėdainių miesto stadione vyko Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos pirmojo rato antrojo turo rungtynės, kuriuose Nevėžio Vienuolikė varžėsi su Klaipėdos Granito komanda. Prieš savaitę mūsiškiai futbolininkai iškovojo pirmąją pergalę rezultatu 4-1, tad ir šįsyk į stadioną susirinkęs sirgaliai tikėjosi įvarčių gausos ir žinoma Nevėžio pergalės. Deja, įvarčių nebuvo, buvo tik nulinės lygiosios. Bet tokia rungtynių baigtis nenuliūdino nei kėdainiečių, nei klaipėdiečių. Varžovas gan stiprus buvo, varžovas patiko, rezultatų patenkintas, išvyko vis tiek su tokia komanda. Jie kiek mano manimu, kiek aš žinau, jie jau 2 metus iš eilės antri ir kaip ir kovoja dėl prizinių vietų. Rezultatų patenkintas, galvoju, kad žaidimas buvo apylygis. Stengiamės, norėjome įmušti, bet nesigavo, aš kaip ir sakau, futbolas susideda iš to, kad reikia įmušti įvartį. Galime žaisti geriau viską, bet kai neįmuši, gali nubausti. Kai liko 5 minutės, aš jau tokia bijau, nes yra auksinė taisyklė, kai neįmuši, tai patiems įmuša. Tai ir galvoju dabar, galėtų štangas truputėlį plonesnis būti, jeigu kliūtų, tai įkristų tas kamuolys ir viskas. Kaip sakau, gaila yra, todėl kad priešininkas šiai dienai nesukūrė beveik nieko, o mes patys sukūrėm daug, bet neįmušėm. Bet aš jiems sakiau vyrams po pirmo kėlinio, pralošimas yra baisiau negu lygios. Nepralošėm, sekančias rungtynės gal bus sėkmingesnis. Po 2 turų Nevėžis surinkęs 4 taškus Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos turnyrinėje lentelėje dalinasi 2.–3 vieta su Lokomotyvo komanda. Su ja Nevėžis susitiks gegužės 3 dieną savo aikštėje.